Kauno rajone žmonės iš naujo priversti stoti į kovą dėl to, kad tenkinant verslininkų interesus nebūtų iškirstas Pakarklės miškas. Čia 100 hektarų plote siekiama iškasti karjerą. Prieš kelis metus žmonės sukilę nustumė šitą projektą, išsaugojo miškus ir vėl pinigai, dideli pinigai ir Izgonis nori iškirsti mišką ir čia daryti karjerą. Gyventojai, aplinkosaugininkai ir miškininkai piktinasi, kad siekiama naikinti rekreacinės zonas, kurios neįkainojamos. Nėra jokio ryšio su bendruomenė. Pergyvenam aišku, todėl, kad čia yra švarūs vandenys, švarūs šaltiniai, kiek žinau, jie kaip ir numatė dabar šitam karjerui statyti plovyklą, kad jau plautų, čia girdėjau žmonės. Tik tai, aišku, klausimai, kur tie tepaluoti nuplauti sunkvežimio vandenys pasidės iš čia. Nu, ar jie nesutekės pas mus į šaltinius, į upelius, kur čia yra ištirti šitie ir vos nešvariausi vandenys visoje Lietuvoje. Čia yra nacionalinės svarbos objektas, mes nekalbam apie vietinę. Dėl to, kad visuose strateginėse dokumentuose šitas miškas, Pakarklės miškas, su Kulauto, su Kačerginės ir Vilkijos miškais yra nacionalinės svarbos rekreacijos ir turizmo vystymo arealas. Bet kaip tokioj teritorijoje atsiranda iniciatyva rekreacinį mišką pakeisti bendruoju planu į ūkinį ir galvoti apie eksploataciją, čia jau sunku suprasti. Dėl to, kad siauri interesai ima viršų prieš visuomeninius interesus, prieš visos Lietuvos žmonių interesus. Iš istorijos, jeigu paėmus, tai žinot, kad šičia net ir Antanas Smetona atvažiuodavo, leisdavo, taip sakant, vasaras. Prateka 3 upeliai per šitą mišką, labai gražus ir kurie dar iki šiol nekanalizuoti. Miškininkų pozicija, kad tai būtų miškas šitoje vietoje, bet jokių būdų ne karjeras. Ir kaip matot, ir gyventojai, ir aš kaip tarybos narys, mes tarybos nariai 21 metais priėmė yra tokį kaip ir nutarimą, kad čia būtų miškas ir miško žemė. Nemuno slėnis ir susijusios šalia esančios teritorijos turi patį didžiausią potencialą turizmui vystyti, sveikatinimui, edukacijai gamtoje ir taip toliau. Tai suniokoti, subjauryti tokį kampelį ir negrįžtamai, tai yra nusikaltimas. Su tuo, kad vietoj miško atsirastų karjeras, nesutinka ne tik gyventojai, miškininkai ir aplinkosaugininkai, bet ir Kauno rajono valdžia. Priminsiu, kad Kauno rajono savivaldybės taryba prieš kelis metus yra priėmus tarybos sprendimą, kad nedaryti šičia karjerą. Ir vis tiek buldozeris lipa per galvas. Tuo metu centrinė šalies valdžia gelbėti miško nesivargina. Jau gerokai daugiau negu prieš pusantrų metų Seimo aplinkos apsaugos komitete buvo priimtas sprendimas šitam miškui grąžinti 2B arba vadinamą rekreacinių miškų grupę, kas sustabdytų bet kokius tolesnius bandymus kapstyti šitą mišką, tai yra kirsti jį ir daryti jame karjerą. Pusantrų metų praėjo, bet sprendimas mūsų aukščiausios valdžios, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo, yra neįgyvendintas. Savaitgalį miške susirinkę protestų iniciatoriai vėl renka parašus ir pasiduoti neketina. Dar kartą bandys sustabdyti į Pakarklės mišką įsisukti atkakliai siekiančių verslininkų, pjūklus ir buldozerius. Saugosim šitą mišką, reikalausim įstatyminių teisinių pertvarkų, tam, kad nė vienas čia prie šito miško negalėtų, kaip sakant, prikišti piršto, kaip mes rašom savo kreipimąsi, kartą ir visiems laikams klausimą turim išspręsti. Ir tyliai padaryti juodų darbų neleisim. Valio.